Šiandien antradienis. Kažkaip pas vokiečius arba link Vokietijos vėl šalta naktis. Tik šį kartą reikėjo dar apsirengti. Tai be kelnių, bet su megztiniu ir kojiniam. Nežinau kodėl, bet pas Lenkus pirmom dienom buvo šilčiau, o čia kažkaip vėsu. Ir rankos labiausiai sušala. Tai truputėlis anksčiau atsikėlė negu norėtum, nes tiesiog šalta. Tai kraunamės daiktus, nes nelabai turim ką čia daugiau veikti. Vakar pavyko išsiskalbti, turim šviežių rūbų, švarių. Ir turim tokius pusryčius, tiksliau nieko neturim. Turim kavos, Marso, biškį riešutukų ir viskas. Ir obuolį. Vakar vakarieniai praktiškai viskas suvalgėm, o šiandien dar likučiai. Nu, už to krepšys bus tuščias. Brolis su vandeniu. Turiu geriamą vandens, tai nereikėjo pirkti. Tiksliau, vanduo ant tiek brangus, nes tik degalinės, tipo 2 eurus litras. Galima vežti degalinę par. Stuck in your chases, living in mazes, confident making and acting too patient. Sometimes I feel like you were my headlight. I never feel. Nori protein shot ar nori jabloko? Jabloko. Tai aš jau pasiimti šitą maželį. Važiavimui dar nupirksim mūsų parduotuvę. Zwei Räder rollen die Karte fest in der Hand. Der Plan klar vor Augen, kein ziellos Land. Brüder fahren Seite an Seite, starker Wind. Jede Straße öffnet den neuen Beginn. Flecken zechlich. Stammwau. Galima ten pietą. Žinoma, galima. Tai pasakysiu, ką galima suvalgyti čionais. Čia yra blemba. Kažkoks vajankė. Čia gal valgykla. Nu, čia, man atrodo, kažkur tai tikrai ferma. Tai mūkia karvės. Nes būna, kai užeini. Jeder Kilometer leuchtet hell wie ein Licht. Sie teilen es, damit jeder die Straße sieht.
den Schultern liegt, fahren sie weiter, der Plan siegt. Wissen ist keine Last, sondern Geschenk, das sie tragen, egal wie streng. Letzter Hüder, zwei Räder, ein Weg. Schritt für Schritt die Karte bewegt. Jeder Kiel. Відстанаєшся кемпінгу паскудія. Пастерайова від посакіт. І ще toliau tęsime savo kelionę po Vokietijos žemės skirtingas ir gražias. Pamatysim daug medžių, mašinų. Nežinau, gal dar ką nors pamatysim. Tiesiog važiuojam ir žiūrim. Saulė vėl šviečia, geras oras, šilta. 110 kilometrų. Ką čia dar pridėti? Tiesiog minam. Viskas poptas, taip pamatai, gražiai sudėta. Да, свежо, ты видишь. Йогурты все под капустом. Как пингвинчик. Lengvai užkandame, čia būtų gal taip pusryčiai, priešpiečiai. Čia vadinam beveik pusę pirmos. Dar iki pietų didžiojo sustojimo liko apie 20 km. Tai lengvai užkandę minam toliau. Pastovėjus biškį atšalo raumenys. Reikia vėl per naują įšilt. Lietaukai minasi. Bet skaniai. Ir sumuštinis, ir ledai, ir mėsa. Niam. Žiūrėk.
prekinam buvenį ir lendai. Turim 102 km. Jau nedaug liko iki nakvynės, bet aš jau žiūriu, kad labai jau daug prisipirkom, nežinau, ko nesudėsim. Ir čia dviem vakarienio pusėdžiai. Bet nežinau, ar matosi. Bet kažkaip kiškai. O ledai visai nieko. Nuo musnių, kiek mes čia valgysim tas musnių. Tai nėra mažai. 600 gram. Kilogramas dar. Išsiprausėm, tai trumpas walk around, pasižiūrėkim, ką mes šitų. Mes vis dėlto iš tikrųjų esam klebonijos namuose. Taip mūsų atrodo kambarys. Šiaip gan didelis patalpas, viskas yra. Mes esam antram aukšte. Tokia svetainė. Virtuvėlė. Su viskuo, kas tik tai gali būt. Brolis verda, kepa sasiskas. Galima buvo ir iškepti iš tikrųjų. Jo, tai vat. Čia virtuvėlė, tenais yra dar kotletai. Nu šiaip atrodo labai jaukiai ir apsivėsim į apačią. Čia kažkokie tai renginiai vyksta ir panašiai. Vada, turim tokį dalyką. Tėvutams. Šipsime lauką. Para, pam. Tada čia. Sodas top. Achso, hatte ich dir gesagt, jetzt wie viel möglich? Nu, atrodo, o, jie dar kažką augina. Augina, atrodo, pomidorus. Taip nebus pomidorų. Kaipgi be cukinija, Labai baby cukinijos. Ir ten tolumoje yra bažnyčia, iš tikrųjų. Aš buvau spėjau nueiti iki tenais. Iki bažnytėlės. Bet šiaip truputėlį tolokai. Eiti. Tai neisiu. Bet čia dar daugiau klevų. Šiaip gal kažkaip atmaina klevų. Gal spėsiu daryti. Ir čia. Dar toks parkas yra didžiausias. Ir ten va yra dar bažnyčia. Turbūt matosi bokštas. Gal kas mato. Va. O gan įdomi. Saulėta, karšta. O, dar yra... Spūras. Ieškam sveiko. Gal ant medžių jį. Nu ir reikės dar pasiskinti obuoliukų. Nes per Lenkiją visą pravažiavom, buvo vienas sodas, bet dar nesunokė obuoliai. Pas vokiečius pravažiavom, tai nieko nėra. Tai gal bent va čia atsiras kas nors, bent vienas sveikas. O,
Spėjau išeiti. Išbėgau. Šiaip visai rami, graži vieta. Tokia, sakyčiau, gal pasisekė, kad tokią radom. O, nu ką, reikia grįžti, eisim valgyti. Dar prieš išeina, žiūrėjau, didžiausią sodą turi. Obuolių ir kriaušių. Keliaujame su dviračiais, keliaujame su koja ant galo. Tikrai įdomi, graži vieta. Šaldytuve dar yra prienų. Gal Ne, aš gal. Ketchup. Ketchup. Nu, aš paragaučiau, kada jau žinau. Sveiki, broliai Mina ir broliai baigia 11 dieną. Simbolinė. 11. Atminėm, nežinau, iš tikrųjų miesto pavadinimo. Kaip ir visi jie gan sudėtingi. Kirchenbrochen, Ne, Schassenbrachen, Nu, kažkoks. Schuzenzaben, Mes manome, kad jūs matėte Birkenmon, pavadinimą pristatymę šio video, tai tikrai... Hamburger. Jo, tai tikrai perskaitėte, o taip tai susimaišo čia daug, mes šiandien kaimų matėm, nežinau, gal kokių 15 ir miestelių, nu, tikrai daug ir visų ten net neįsimenam. Tai jo, bet diena iš tikrųjų tokia simbolinė šiandien, pirmadienis, 11 diena ir dar numynėm 111 km ir 11 metrų. Nu, va taip sutapo. Tai iš tikrųjų, nu, fainai čia gavosi. Kaip mynėsi tau? Bandau prisiminti, tiek daug buvo įsimintinų vaizdų, kad reikia greit sugalvot, kad daug laukų, daug kukurūzų, šiaip daug dviračių takų. Jau, 70 km gal. Taip. Vėl. Gal truputėlį tokia kitokia vokiška logika, kur pas Lenkus tai dviračių takas jungia miestą su miestu. Ir taip išvažiuoja iš miesto ir įvažiuoja į kitą miestą. Vokietijoje kažkur ten jis dingsta, paskui jis vėl atsiranda, tada ten padarai posūkį, pravažiuoji per mišką, po tiltų ir vėl atsirasi dvirtakiai, kuris sujungs miestą. Nu, toksai keista sistema, kaip ir dviračių takas yra, bet jisai eina, bam, baigėsi. Bet kas yra? Kodėl jis baigėsi, bet nieks nenurodo, kad, kitoj gatvės pusėje jau yra tęsinys jo. Pats turi suprasti. Nu, turi pastatyti ženklą, baigėsi, pravažiuoji sankryžą, vėl dviračių takas. Nu, tai negalima sujungti kažkokiais ženklais, būdais, kad būtų lengviau orientuotis. Bet šiandien jo daug dviračių takų, daug alėjų ten tų tokių labai irgi panašių į lenkiškas, ten kur medžiai. Nu, tokiam tuneliai važiuoji, medžių krūmų tuneliai. Jo, gal čia buvo karšta, tai tie pavėsiai padėjo
nežinau. Net labai. Čia tokia šiluma, kad geri daug vandens ir daug susioja. Kai prieš tai būdavo geri labai daug vandens ir kažkur išgaruoja viskas. Ir... Nu tai buvo vieną dieną mes išgeriam, nu norit tikėkit, norit ne, per dieną mes išgeriam kiekvienas 7 litrus vandens. Tai viso 14 litrų vandens dviesi. Tai yra 1,5 kibirą. Pastatykit 2 žmonėm 1,5 kibirą. Aišku, tai, nu, ten iš tų 14 litrų, tai 2 litrai yra Fanta, 4 litrai, ne, 3 litrai gausis mūsų gėrimas, kurį mes daromės, dekstrinas su kreoceliu. Nu tai va, tai, bet visa kita, tai, bet ir tai ant vandens viskas darom. O visa kita buvo vanduo tiesiog. Nu ten reikėjo matyti, atvažiuoju, prisiperkam vandens, supilam į gertuvės, paminam kažkiek, tai vėl ten, nu... Ir jo, dar tas, kad baigėsi mums dekstrinas, jaučiasi, Ir kad jo... kreocelis baigėsi. Aš dar reiškia turiu, tai labai skiriasi, kai yra tik kreocelis, ten kaip ir BCA su visais tais vitaminais, kur prieš tai rodėm. O tas dekstrinas, jisai atrodo sutirština tokį vandenį, jisai nesinori tiek daug gerti ir atsigeria, vos ne kaip batonėlis toksai būna, kad atsigeria ir tau ilgą laiką užtenka to atsigerimą. O be jo, vat, nu, gerai, tai Nerijus mums nurodė, kad juos reikia kartu gerti, nu, maišyti kartu, nes vienas yra, vat, toks kompleksas, sakyt, jo, jie tiesiog turi būti kartu ir iš tikrųjų veikia, nes tokio ilgo kelionį, kur, nu, po 7 valandas mini, tai tikrai pasijauti, kad labai greit išsigėrė tas vanduo. O kai būdavo visas tas kompleksas, tai buvo geriau. Jo. Nu, Tai mes rekomenduojam šitą kombo, dekstriną su kreoceliu. Sportuojantiems ir kas į džimą eina, irgi tas pats ten kokias, jeigu valandas 2 pabūna, tai, man atrodo, irgi puikus kombo. Juos abu maišyti, papildų pasaulis. jo. Gerai Ir- parekomendavo. Ir jo, ir mes rekomenduojam papildų pasaulį. Jeigu reikės kažkokio patarimo, pavyzdžiui, Vilniuje, kur papildų pasaulis, tai yra Nerijus, ateinat, paklausėt ir tikrai patars, nes jis ir pats sportininkas, ir pats apie mitybą sveiką nusimano labai daug, tai tikrai gali patarti ir padėti, nesumeluos tikrai. Tai va. Na, o šiandien, kai mes palapinės jau nestatėm, mes esam atvykę va ten bažnyčia už mūsų yra, tai mes miegam buvusiuose vikaro namuose, vikaras jau ten 20 metų negyvena. Teta atėjusi čia mums papasakojo viską. Tai dabar ten yra bendruomenės namai ir vat išsinuomojom ir dabar gyvenam tenais. Nes tiesiog bookingo niekur nebuvo. Jo, nei bookingo, jeigu- nei kempingo. Jo. Norėjau pasakyti, kad kempingo. Nu ir bookingo čia niekur aplinkui irgi nėra, nes, nu, tiesiog, kaip pasakyti, kai važiuoji su mašina, nebūtų problemos, čia bookingo aplinkui gali surasti. Visą užsibukinti gali aplinkui, kai su mašina važiuoji, tau ten 10 km, tipo, oi, plus 10 km, pavažiavai ir viskas. Kai važiuoji, žinokit, su dviračiu pusę valandos paminti, tai yra kas paveikti. Tai va, tai ir jau kai tu esi, pavyzdžiui, 120 kokių numinęs, tai žinot, plus 10, tai jau toks, tai mes nusprendėm, kad mes palapinę šiandien nestatysim, rytoj nesurinkinėsim, rytoj kempingas pas mus bus ir mums dar liko 2 kempingai, tai va, tai ir abudu bus prie jūros. Tai va, tai kas irgi yra nice. Tai va. Tai gal tiek. Jo, tai va, eina broliai dabar liuliuką. Rytoj nauja diena, rytoj minsim 78 km. Tada bus 90 iki antro to likusio kempingo ir 67 iki Kylio. Ir viskas. Kelionė bus baigta. Bet mintise jau yra kita. Tikėkime, kaip kitais metais bus viskas gerai.
Oi, mes jums papasakosim apie ją kitais metais. dabar neverta. Dabar tik planai. Planai. Bet ten, Baigime šią. bet ten jau Grand Tour, žinokit, čia jau ten Grand Tour, tai nežinau, žinokit, mes galėsim pasakoti, kur yra Lietuva daugam. Daugam. Ir reikės žemėlapį pakelti, bet iki čia. Tai va. Čiau. Thank you.